Šiandien spręsime uždavinį su mišriai sujungta elektrinė grandinė. Tai turime čia sujungtas 3 varžas ir reikia pagal schemą apskaičiuoti šitos dalies grandinės varžą. Čia yra dalis grandinės ir reikia pilnai ją apskaičiuoti. Matom išsišakojimus. Štai čia ir čia. Reiškia, elektronai tekėdami į šitą dalį grandinės turi pasiskirstyti ir čia gaunasi lygiagretus jungimas. Reiškia, šitos dvi varžos yra sujungtos lygiagrečiai. Tai galiu pasirašyti, kas duota ką rasti, kad R1 lygu 3, R2 lygu 6 ohmai, o R3 lygu 9 ohmai. Ir tada čia gaunam, kad čia ieškom bendros varžos R. Čia matom, kaip ir sakiau, lygiagretų jungimą. Tai šitos dvi varžos jungtos lygiagrečiai. Tai galim suskaičiuoti pagal lygiagretaus jungimo formulę, kad R lygu R1 kart R2 padalinta iš R1 plus R2. Tai čia bus R1, R2. Ir tada įsistatom skaičius. Tai 3 kart 6 padalinta iš 3 plus 6. Gaunasi 18. Padalinti iš 9 gauname 2. 2 ohmus gauname. Kad mūsų R1, R2 yra 2 ohmai. Toliau žiūrim, tai šitą visą bendrai suskaičiavom. Dabar čia galim įsivaizduoti, kad turim bendrą varžą, kurios varža yra tai R1, R2 yra 2 ohmai. Ir matom, kad prieš tai eina varža R3 ir eina viena po kitos. Tai reiškia, čia yra nuosekliai sujungta. R1, 2 su R3 sujungta lygiagrečiai. Čia viskas, tai yra, atsiprašau, ne lygiagrečiai, o nuosekliai. Nuoseklu. Tai reiškia, kad mano R1, 2, 3 bus lygu pagal nuoseklaus jungimo taisyklę varžų, kad R1, 2 plus R3. Ir gaunam, kad 2 ohmus sudėję su 9 ohmais gausim 11 ohmų. Ir čia yra mūsų uždavinio atsakymas. Sprendėm uždavinį, nustatėm, kur koks jungimas. Tai čia buvo lygiagretus jungimas, tai reikėjo naudoti R1 ir 2 lygiagretaus jungimo formulę. Tuo tarpu matom, kad R3 sujungta nuosekliai su R1, 2, todėl reikia bendrą varžą R1 ir 2 sudėti nuosekliai pagal nuoseklaus jungimo formulę su R1 ir 2 su R3.